7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, tikiuosi po Karaliaus Mindaugo taurės savaitgalio atsigavote, supratote, kas įvyko, turėjome labai nuostabią krepšinio šventę, reikia pasidžiaugti, kad Lietuva sugeba sukurti tokį produktą, kad galėjome įsitikinti, kad turime aukščiausio lygio krepšinį, o apie krepšinį kalbėsime ir šią savaitę komentatorius ir žurnalistas Jonas Lekšas. Jūsų ekranuose pertrauka Eurolygoje, pertrauka nacionaliniuose čempionatuose, tačiau grįžta rinktinių krepšinės ir Lietuvos rinktinė jau turinti bilietą į Europos čempionatą sužais 2 rungtynės, apie jas pakalbėsiu tikrai, bet pradedu nuo ketvirtadienio susitikimo, čia susitinka Vokietija su Juodkalnija, Vokietija pasaulio čempionė vyksta į išvyką ir kas yra įdomu, kad juodkalniečiai jau praktiškai turi bilietą kišenėje į Europos čempionatą, tuo metu pasaulio čempionai vokiečiai dar to neturi ir jų kelias į jį tikrai yra sudėtingas, ne veltui būrys Eurolygos žaidėjų pasijungia į šitą langą. Grįžta ir Danielis Taisas, kuris yra naujausias Monako pirkinys. Vokiečiams išvykoje reikės įveikti juodkalniečius, kad būtų ramus prieš paskutinį langą, kur paskutinėme turėje susitinka su Bulgarija, kuri ir medžioja tą bilietą, taip kad pažiūrėsime ir vokiečiai su Alekso Mungru. Schemomis jisai pakeitė Gordį Herbertą po olimpinių žaidynių ar iškovos bilietą į kitą etapą. Manau, kad turėtų susitvarkyti su to užduotimi, kadangi ir motivacinis faktorius skiriasi, kaip jau minėjau, juodkalniečiai yra ramus dėl savo likimo, tuo metu pasaulio čempionai vokiečiai darys viską, kad užsitikrintų tą vietą dar ketvirtadienį. Tad prognozuoju pergalę vokiečiams išvykoje rezultatyviose rungtynėse, kadangi lango pradžioje komandos dar nėra susižaidusios ir tos gynybos sistemos nėra labai gerai išglūdintos. Prognozuoju, kad vokiečiai permės 90 taškų ir iškovos pergalę 70 taškų persvarą. Penktadienis ir didžiausia intriga, kad vėl pamatysime Rimo Kurtinaičio rinktinę ganėtinai panašiai į praėjusį langą. Viskas labai ramu, kadangi lietuviai sutvarkė reikalus su Šiaurės Makedonija ir užtikrino vietą Europos čempionate. Pirmasis iššūkis Lenkijoje, Katovicuose laukia rungtynės su šeimininkais, kurie taip pat, kaip būsimi Europos čempionato šeimininkai, jau turi bilietą Europos pirmenybėse, bet galvoju, kad komandos spręs savus uždavinius ir tikrai matysime atkaklę kovą. Mateušas Ponitka vis dar yra Lenkijos rinktinės veidas, čia nebus Eidžis Loterio, nebus Balcerovskio, yra dar taip pat Sokolovskis žaidžiantis užsienyje ir visi kiti žaidėjai Lenkijos rinktinėje atstovauja savo šalies klubams Lenkijos pirmenybėse. Tuo metu lietuviai, manau, kad vėl remsis didžiąją dalimi puolime Gyčiu Radzevičiumi, Ąžuolu Tubeliu. Bus labai įdomu pamatyti, kaip šitame kontekste atrodo Laurynas Beliauskas. Kristupui Žemaičiui bus šansas pagauti vėl ritmą tikrai po nesėkmingesnės atkarpos Vilniaus Vilkuose, tad tikrai savų uždavinių sprendimas ir manau, kad lietuviai susitvarkys su tuo, kadangi reikia prieš laukiantį Europos čempionatą pagauti kaip įmanoma didesnį pasitikėjimą tam pačiam Rimui Kurtinaičiui ir trenerių štabui. Prognozuoju atkaklės, galbūt ir visai gynybinės rungtynės ir pergalė lietuvių 5-7 taškų persvarą. Iškart po šių rungtynių stebėsime tikrai aukšto lygio mačą, kas yra retas dalykas dažniausiai rinktinių langams žiemos metu. Kroatija namuose priima Prancūzijos rinktinę. Abi komandos yra praktiškai ramios dėl savo vietos Europos pirmenybėse, ten tik tais minimalūs klausimai belikę, bet tiek vieni, tiek kiti, bent jau preliminarime kandidatų sąraše pasikvietė rimtų žaidėjus. Evanas Fournier paskutiniu metu atsisakė atstovauti šiame lange, bet Eurolygos žaidėjų tiek Prancūzijos komandoje, tiek galbūt net ir Kroatijos rinktinėje išvysime, kadangi Mario Gazoni yra tame išplėstėjame sąraše. Eurolygoje pertrauka, taip pat yra Džeilinas Smithas, tad tikrai tikiuosi čia aukštos kokybės mačo. Galvoju, kad net artimiausiame lange tai bus pats kokybiškiausias mačas, kokį mes galime turėti. Vis dėlto prognozuoju prancūzams pergalę, ten bus ir Teo Maledonas, Eurolygos žvaigždė šiame sezone. Mečius Strazelis pastaruoju metu irgi Monake demonstruojantis labai solidų krepšinį, Aizėja Kordinė, Bolonijos Virtus lyderis, tad tikrai aukšto lygio vardai ir prognozuoju prancūzams pergalę, galbūt net ir dviženklę persvarą 8-12 taškų skirtumą. Na ir ką, pirmadienis visi vyksime į Klaipėdą, kažkas prie televizorių ekranų persikels į Klaipėdą, kai kas vyks tiesiogiai stebėti rungtynių. Dabar Klaipėda po KMT apskritai yra pakilime ir krepšinis ten vyks. Lietuvos rinktinė prieš Estiją, lietuviai, kaip jau sakiau, ramus, tuo metu estams tai gali būti gyvenk arba mirk mačas, kadangi prieš tai žaidė su Šiaurės Makedonija. Jeigu ten prastai susiklostys likimas, jų paskutinis šiaudas bus būtent Klaipėdoje, bet kita vertus lietuviams motyvacijos žaisti su estams tikrai netrauks po to pralaimėjimo Taline, kuris tikrai pažeidė stipriai ambicijas. Dar tuomet komandą treniravo Kazys Maksvytis ir vienas pagrindinių šios rinktinės tikslų bus
susigrąžinti garbę, susigrąžinti orumą Lietuvai niekada nebuvo varžovas Estija, pastaraisiais metais jis tampa, Simas Sandersvienė vis dar ten žaidžia, bus ir Maikas Kocaras, tikrai tų vardų ir talento pastaruoju metu Estijos rinktinėje išaugo, Keras Krisa prisijungtų prie komandos vasarą, jeigu jį patektų į Europos čempionatą. Vis dėlto manau, kad Estai susitvarkys su Šiaurės Makedonija prieš tai ir iškovos bilietą į Europos čempionatą ir tos rungtynės paskutinės bus daugiau dėl garbės, o garbę susigrąžinti būtent nori Lietuva. Prognozuoju pergalę dviženklę persvarą mūsiškiams. Šią savaitę tiek rinktinių krepšinis, nuo jo mes tikrai nepabėgame, kas dar nematė mano laidos su Vaidu Čeponiu, praėjusią savaitę tikrai pasižiūrėkite, dar ten yra neišspręstų klausimų, man atrodo, kad labai neblogai pataikiau su Malagos Unica, kad jį laimės Ispanijos taurę su Barcelonos, fiasko kažkiek prašovau, žinoma, su Kauno Žalgiriu, bet kas galėjo pagalvoti, kad Vilkai kris prieš Neptūną ir to finalo neišvysime. Tarp Žalgirio ir Vilniaus Vilkų tikrai su snaiperių konkursu pataikiau, Laurinas Beliauskas aplenkė Arnoldą Kulboką. Galvoju, kad bejuosi Vaidas dreba dabar namuose ir tikimės, kad kitą kartą, kai susėsime, kalbėsiu būdamas prieki prieš Vaidą Čeponį, tad palaikinkit mano kanalą, palaikinkit šį video ir iki kitų kartų.